Sveiki visi. Šiandien yra kovo 1 diena. Aš prie tokios upės Mažoji Brosna vadinasi, Little Brosna. Nusipirkau štai tokią licenciją specialiai. Yra Inland Fisheries vadinasi. Kainuoja 45 eurus daleiskim sezonui visam. Galima ten ir pigesnė, ten 21 dienai, ten truputį pigiau kainuoja ta licencija. Ir tiesiog šiandien bandysiu gaudyti ruduosius tuos marguosius upėtakius, kaip pas mus Lietuvoje gaunasi. Ir išbandyti kažką naujo, kažkokią naują upę, kaip sakant, naujas regionas. Nes nemažai kartų teko pravažiuoti pro šitą upę, vis atkreipdavau dėmesį, kol galiausiai paėmiau ir nusipirkau šitą licenciją. Ir mano rankose spinningas. Ir gaunasi, šiandien su vienu draugu bandysim bandyti pagauti tų pirmųjų pavasarinių upėtakių. Tai kažkiek parodysiu, kaip upė atrodo maždaug, kažkokios informacijos, ir ką bandysim gaudyti, žiūrėsim, ką pagausim šiandien. Tai ką, einam, bandom. Taigi, gaunasi, yra kelias, čia atvažiuojant, čia tiltukas, čia žinau, kurios pusės ir prašau, informacinis ženklas, Little Brosna, Mažoji Brosna, kaip sakant, ir lydekos, upėtakis, lynų tipo yra, šerių, karšių, kuojų, neblogos žuvies matosi yra čia. Ir čia yra ta įdomi informacija, kur galima, daleiskim, ieškotos informacijos. Ir tiesiog irgi, papildoma čia informacija matau. Ir tiltukas yra, gaunasi, draugas bando atsidaryti jau kažką tai. Ir pati upė atrodo tikrai neblogai, gan didelė. Einu dar nuo tilto, parodysiu, kaip atrodo. Tai gaunasi, parodysiu dar upę, matosi daug duburių, viską tokių gilių vietų. Tekmės srovės gan didelė, ir štilto kita pusė matosi. Irgi gaunasi, atrodo neblogai, pabandysim į vieną pusę, pabandysim į kitą pusę. Pažiūrėt, einam žvejot. Pavyzdžiui, tokius pabandysiu masalus. Tai gaunasi, bandysiu iš tos 7 cm, kur, kaip ir matėt, gal ir ankstesnėse laidose, tai nežinau, kadangi upė atrodo gan gili viską, tai turėtų sudirbti, bandysim. Manau, tokį pabandysim. O dabar tokį pabandysiu, jis tai giliau neria, labiau dirba. Gaunasi, čia kaip pelkė tokia, palinkui einu, nes botai maži. Ir iki kitų vietų reikia nueiti. Tokia vieta. Priėjom. Atrodo tiesiog nerealiai. Vieta gražiai, puikiai. Atrodo, turėtų būti žuvų. O vieta atrodo tokia, kad neįmanoma pralysti.
O gaunasi nors ir pralindau gan sunkiai, bet čia toks pūlas gan didelis, gan gilus. Labai įdomi vieta tikrai. Va, čia gaunasi, atėjau aukščiau tilto, vietos atrodo gan gražiai, tokios medžiai, viską gilu, gražu, bet nieko. Kibimų neturėjau, draugas tik vieną lydekutę nedidelį pagavo. Kibimas atrodo buvo. Va, upė tai tikrai labai graži, tenais gaunasi medžiai, šakos, viską, bet gan labai gilu šitos vietos. Čia irgi pūlas toks. Kažkaip su upėtakiais nieko, bet upė tai tikrai labai graži. Va, gaunasi, atvažiavom čia į tokią vietą, Riverstown vadinasi, ir upė jau atrodo seklesnė, produktyvesnė. Ten gaunasi upėtakis, va pas draugą. Užstrigu, bandysim gelbėjimo operaciją daryti. Okay, wait. You're gonna try like that? It's gonna be possible. Wait, hold. Yeah. Oh, like this. Yeah. Perfect. Yes, sir. I can boogie. Oh, that's really nice out. Yeah. I'm trying to lift this up, but really quickly. Oh. Yes, sir. That's really nice, about 30 centimeters each. Va, draugas tokį gražų upėtakį pagavo. Whoa. This looks nice. Yeah. But where's the bull? Tai va, gaunasi tokia vieta prie ir va gaunasi čia vidutiniai vietai šitos upės maždaug. Ir tokios gaunasi, kaip sakant, gan giloka čia nais ir viską bandžiau mėtyti, nei kibimo, nei mačiau, kad žuvis kokia iššoktų, nu gal čia labiau lydekom kokiam ar dar kažkaip. Pabandysiu dar kažkiek paeit, pažiūrėt, gal rasiu ką nors įdomesnio kokią vietą. Nu va, gaunasi, atvažiavom trečią vietą, čia toksai gaunasi keliukas, turi praeiti iki upės per miškelį. Nu, man šitą vietą labiau patinka. Nu, vieta tikrai labai įdomi, sekli, lėta tekmė, žolės, gilu gan, bet ir tylu. Nematyt, kad neišsivertimų nieko, kažkaip labai tylu čia.
Nu tai ką, šiandien žvybą kaip ir baigsiu. Va, aš gavosi nepagavau nė vienos žuvies. Vobleriai kažkaip nelabai dirbo šiandien. Draugas ant sukriukių pagavo 2 pietakius ir 1 lydekutę. Tai jam daug geriau sekėsi ir viskas. O šiaip upė tikrai labai patiko ir vietos ir viską. Net smagu. Tiesiog buvo šiandien labiau žvalgybinė tokia vat. Tai 1 vietą pabandyti, 2 vietą, 3 vietą, labiau vietos įsitestuoti. O jeigu skiriant grinai visą dieną ir panašiai, nu tikrai, manau, galima čia pagauti tų pietakių ir panašiai. Tai va, ir iki susitikimo kitose laiduose. Viso.